Sveiki! Kupini naujų žinių, šiandien skubame jomis pasidalinti su jumis. Šiandien laidoje mažasis atradėjas matysite. Berniukų tėvai buvo popieriaus gamintojai ir jie pastebėjo, kad sudegusio popieriaus pelenai sklando ore. Todėl pagalvojo, jog karštis ir dūmai turi paslaptingą keliamąją galią. Ir iš tiesų, keliant oro temperatūrą kupole, jo viduje oro tankis darosi mažesnis už oro tankį esantį aplink kupolą. Kupolą veikia Archimedo jėga, kuri ir priverčia kupolą kilti. Na, o pakilę ir skrisdami oro balionu galime grožėtis gamta bei miestais ir įsivaizduoti, kaip smagu paukščiams iš padangių stebėti mus visus. Bet kol mes dar ant žemės, keliaukime pas Luką į laboratoriją. Labas, Indrė, aš jau laboratorijoje. Sveiki, mažiai mokslininkai. Ar esate pasiruošę naujoms žinioms? Šiandienos eksperimentas labiau panašus į žaidimą, bet ne tik smagiai praleisti laiką su tėveliais ar draugais, bet ir geriau suprasite, kaip veikia trinties jėga. Šiandien mums reikės visai nedaug. Kompaktinio disko, baliono, klijų, štai tokio plastikinio butelio kamštuko. Pirmiausia, paimkime buteliuko dangtuką ir apatinę dalį patepkime klijais. Argi patepam. Nepamirškite, kad klijuoti reikia kamštelį prie kompaktinio disko, o ne savo pirštus. Priklijuokime prie kompaktinio disko vidurinės dalies. Prispaudžiam, paspaudžiam. Jeigu matom ir įtariam, kad gal ne viskas sandariai užsiklijavo, nes reiktų, kad būtų sandaru, dar galima šiek tiek patepti klijais iš šonų. Kiek palaikykime prispaudę, kad kamštukas tvirtai prisiklijuotų. Kai pagrindas paruoštas, teliko pripūsti balioną ir jį užmauti ant kamštuko. Pripūstas balionas bus mūsų energijos šaltinis šioje judėjimo transporto priemonėje. Taigi, pradžiai pripučiame balioną. Prieš užmaudami balioną įsitikinkite, kad dangtukas uždarytas. Mat, kitu atveju oras iš baliono išeis, net nespėjus iki galo pasiruošti. Taigi, balionas užmautas. Atsukame balioną. Taip, iš baliono oras jau galės eit. Ir dabar, prilaikydami kamštelio apačią, bandome atidaryti kamštelį. Pabaigę, galite drąsiai sukviesti namiškius stebėti rezultatų. Tik svarbu, tai darykite ant lygaus paviršiaus, pavyzdžiui, ant stalo ar grindų. Kodėl tai vyksta? Iš balionų pro kamštelį išeinantis oras sudaro siaurą tarpą tarp kompaktinio disko ir paviršiaus, ant kurio juda. Toks siauras oro tarpas yra pakankamas, kad kompaktas pats nesiliestų su paviršiumi ir neliktų kompakto judėjimą stabdančios trinties. Kaip matome, kompaktas lengvai slidinėja paviršiumi, tarsi levituodamas. Vaikai, jeigu išbandėte šį eksperimentą, būtinai pasidalinkite su mumis, kaip jums sekėsi. Ir jei turite klausimų, rašykite mums mūsų Facebook'o paskyroje Mažasis atradėjas. Ir mes pasistengsime atsakyti. Iki, vaikai! Oro balionu paskraidę padangėmis, kilkime dar aukščiau. Keliaukime į susitikimą su lietuviškuoju palydovu. Sveiki, mėly vaikai! Labai nekantrauju jums papasakoti apie savo brolį Lituanika SAT-2 palydovą, kurį ką tik buvau sutikęs. Lituanika SAT-2 pasakojo, kad įkvėpta mano skrydžio sėkmės Vilniaus universiteto ir bendrovės Nano Avionics komanda, vadovaujama Lauryno Mačiulio, prisijungė prie labai įdomaus projekto QB50. Jo metu 23 šalių mokslininkai iš 100 universitetų kūrė net 50 mažųjų palydovų.
2017 metais birželio 23 dieną Lituanica SAT-2 kartu su grupe mažųjų palydovų pakilo iš Indijoje esančio kosmodromo ir išskriejo tirti žemutinių Žemės termosferos sluoksnių. Mokslininkai nori pažinti mūsų planetos atmosferą ir suprasti joje vykstančius reiškinius. Ištirti žemutinius sluoksnius nesudėtinga. Galime naudoti lėktuvus ar helio pripildytus meteorologinius balionus. Tačiau paprastų būdų nebeužtenka pasiekus 40 km aukštį. Kylant, atmosfera išretėja. Tačiau oro molekulių dar yra ir jos stabdo tirti pasiųstus palydovus, kurie dėl trinties galiausiai sudega. Mokslininkai sugalvojo, kad vietoj vieno didelio ir itin brangaus palydovo reikia paleisti visą grupę mažųjų palydovų. Kai jų daug ir kai pasklidę aplink visą Žemę, galima vienu metu matuoti įvairių charakteristikų pasiskirstimą ir erdvėje, ir laike. Šis eksperimentas įdomus tuo, kad pirmą kartą daugybė palydovų naudojama elektroniniams, cheminiams ir kitiems duomenims ištirti. Viena iš tokių yra ir lietuvių kurtas Lituanica SAT-2. Mano brolis yra varomas cheminiu kuru. Toks kuras mažame palydove išbandomas pirmą kartą. Be to, palydovos erdvėje gali įvairiai manevruoti, o tai labai svarbu, jei nori pasiųsti signalą tinkamą kryptimi, o ne šiaip kur į visatos platybės. Labai džiugu, kad Lituanicos SAT-2 siųstą signalą jau pirmą skrydžio dieną sugavo Jungtinėse Amerikos valstijose gyvenantis radijo mėgėjas. Mano brolis gyrėsi išbandantis galimybės radijo ryšių bendrauti su bepiločiais orlaiviais. Tai automatiškai arba nuotoliniu būdu valdomi skraidantis aparatai. Jie labai lengvi, nes skraido be įgulos. Tokiu eksperimentu siekiama ištirti, kaip mažieji palydovai gali valdyti bepiločius orlaivius. Jeigu nematėte mūsų ankstesnių laidų, jas galite rasti LRT mediatekoje arba YouTube kanale. Ieškokite Mažasis atradėjas. O dabar mūsų laukia dar viena įdomi kelionė. Keliaukime tyrinėti bakteriofagų. Kaip Indrė jau minėjau, šiandien nagrinėsime bakteriofagus. Kasgi jie tokie? Bakteriofagai – tartum maži kareivėliai, kurie padeda mūsų organizmui kovoti su įvairių ligų bakterijomis. Tai pavienis virusas, kurio pagrindinis darbas – pažeisti bakterijas ir jas nuginkluoti. Bakteriofagai naudojami antibakterinėje terapijoje, genų inžinerijoje. Tad jeigu jums vaikai susirgus tektų gerti antibiotikus ir jie nepadėtų, kitas variantas yra bakteriofagai. Taip, turime mėginį, bakteriofago mėginį iš kitos laboratorijos, kurioje mokslininkai dirba su bakterijom ir virusais, paruošimo mėginį bakteriofagų. Tai mes jį nešame į mikroskopą skenavimui. Pasiimame, čia pincetas ir taigi, mūsų bakteriofagai jau nuskenuoti ir galime žiūrėti, kaip tai atrodo kompiuterio ekrane. Tai kaip matome, turime vaizdą ant paviršiaus prikibusių bakteriofagų likusių ir čia, tarkim, šitie tokie neaiškiaus formos dalykai, juos nekreipkime dėmesio, bet kai matote, yra tokie specifinės formos, keli atsikartojantys fragmentai. Tai yra būdinga bakteriofagų forma. Jis turi savo galvutę, kotelį. Taigi, šioje didesnėje dalyje, galvutėje, bakteriofagas laiko savo genetinę informaciją, o per šį kotelį tą genetinę informaciją, tai DNR arba RNR, išvirkščia į užpultą bakteriją. Ir šiuo galu būna bakteriofagas prisitvirtinęs prie tos bakterijos ir padaręs tarpą bakterijos sienelėje, išvirkščia savo genetinę informaciją, tuomet pradeda daugintis toj bakterijoje ir tai bakterija žūva dėl užsiveisusių bakteriofagų ir išnaudotų maistinių medžiagų. Bet kai matom, bakteriofagų jau matmenys yra žymiai mažesni, tai jo ilgis, jeigu čia yra jis taip truputį įžambai, čia mastelis šone, tai ilgis bakteriofagų yra vos apie 0,20 mikrometro. Įdomus tas mūsų pasaulis. Paslaptingas, didingas ir harmoningas. O mokslo dėka mes vis labiau galime jį pažinti ir suprasti. Šiandien mūsų laida jau baigėsi. Atsisveikiname iki kito karto.